Pradėkime nuo pagrindų. Svarbu suprasti pagrindinės savokas prieš pereinant prie sudėtingesnių temų. Matematikoje funkcija yra tarsi mašina. Įsivaizduokite mašiną, į kurią ką nors įdedate ir ši mašina apdoroja šį įdėjimą, kad pateiktų rezultatą. Įdedate ką nors ir gaunate kažką kitą. Šis procesas yra sistemingas ir vyksta pagal tam tikrą taisyklę arba instrukcijų rinkinį. Tai, ką įdedate, vadiname argumentu arba įvesties duomenimis. Argumentas yra atspirties taškas, žaliava, su kuria dirba funkcija. Tai, kas gaunama, yra funkcijos reikšmė arba išvesties duomenys. Funkcijos reikšmė yra rezultatas, gautas funkcijai apdorojus argumentą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvienam argumentui funkcija pateikia tik vieną reikšmę. Tai reiškia, kad funkcija yra viena reikšmė ir nuspėjama. Apibrėžimo sritis yra visi galimi argumentai, kuriuos funkcija gali priimti. Tai tarsi visų ingredientų, kuriuos galite naudoti recepte sąrašas. Reikšmių sritis yra visos galimos reikšmės, kurias gali įgyti funkcija. Tai rezultatai, kuriuos galite gauti funkcijai apdorojus argumentus. Įsivaizduokite, apibrėžimo sritis yra ingredientai, kuriuos galite dėti į pyragą. Galite rinktis iš daugybės ingredientų. Reikšmių sritis yra visi skirtingi pyragai, kuriuos galite iškepti. Priklausomai nuo ingredientų ir recepto, galite pagaminti daugybę pyragų, kurių kiekvienas yra unikalus savaip. Funkcijos atlieka esminį vaidmenį matematikoje, nes jos padeda suprasti skirtingų dydžių santykius. Jos leidžia modeliuoti realias situacijas ir efektyviai spręsti problemas. Pavyzdžiui, fizikoje funkcijos gali apibūdinti, kaip objekto padėtis keičiasi laikui bėgant. Ekonomikoje jos gali modeliuoti, kaip pasiūla ir paklausa veikia kainas. Yra įvairių tipų funkcijų, pavyzdžiui, tiesinės funkcijos, kvadratinės funkcijos ir eksponentinės funkcijos. Kiekvienas tipas turi savo savybes ir pritaikymą. Tiesinės funkcijos turi pastovų kitimo greitį ir yra vaizduojamos tiesėmis. Tuo tarpu kvadratinės funkcijos turi kintamą kitimo greitį ir yra vaizduojamos parabolėmis. Eksponentinės funkcijos auga arba mažėja pastovių procentų. Jos dažnai naudojamos modeliuojant gyventojų skaičiaus augimą, radioaktyvų įskilimą ir palūkanas. Suprasti funkcijų pagrindus yra labai svarbu, norint toliau mokytis matematikos. Tai pagrindas sudėtingesnėms temoms ir padeda lavinti problemų sprendimo įgūdžius. Taigi atsiminkite, funkcija yra tarsi mašina. Įdedate argumentą ir gaunate reikšmę. Apibrėžimo sritis yra visi galimi argumentai, o reikšmių sritis visos galimos reikšmės. Tai supratę esate pasirengę tyrinėti sudėtingesnės matematikos sąvokas. Nuolat praktikuokitės ir netrukus įvaldysite darbą su funkcijomis. Sėkmės mokantis. Dabar įsivaizduokite ypatingą funkciją. Ši funkcija yra unikali. Ji sukuria unikalų rezultatą kiekvienam unikaliam argumentui. Tai reiškia, kad ne viena argumentų pora niekada nesuteiks to paties rezultato. Ši ypatinga funkcija vadinama injekcinė funkcija arba vienas su vienu funkcija. Pavyzdžiui, funkcija, kuri padvigubina skaičių, yra vienas su vienu funkcija. Jei padauginsite 2 iš 2, gausite 4. Jei padauginsite 3 iš 2, gausite 6. Niekada negausite to paties rezultato iš 2 skirtingų argumentų. Kita vertus, apsvarstykite skaičiaus pakėlimą kvadratu. Ir 2 ir minus 2 pakelti kvadratu duoda 4. Ši funkcija nėra vienas su vienu. Dabar panagrinėkime, kas daro funkciją vienas su vienu funkciją. Įsivaizduokite, kad turite stebuklingą mašiną, kuri priima įvestį, ją apdoroja ir pateikia išvestį. Kad būtų vienas su vienu funkcija, ši mašina turi būti suprojektuota taip, kad kiekviena unikali įvestis sukurtų unikalią išvestį. 2 skirtingos įvestys neturi vesti prie to paties rezultato. Tai yra raktas į vienas su vienu funkcijas. Apsvarstykite funkciją f de x = 2x. Jei įvesite y, išvestis bus 2. Jei įvesite 2, išvestis bus 4. Jei įvesite 3, išvestis bus 6. Atkreipkite dėmesį, kad kiekviena įvestis suteikia skirtingą išvestį. Tai daro funkcija f(x) = 2x vienas su vienu funkcija. Tarp kiekvienos įvesties ir atitinkamos išvesties yra unikalus atitikimas. Dabar palyginkime tai su funkcija, kuri nėra vienas su vienu. Paimkite gx, jei įvesite 2, išvestis bus 4. Tačiau jei įvesite minus 2, išvestis vis tiek bus 4. Čia 2 skirtingos įvestys 2 ir minus 2 veda prie tos pačios išvesties. Šis sutapimas reiškia, kad funkcija gx, x nėra vienas su vienu. Vienas su vienu funkcijos yra svarbios matematikoje.
nes jos turi unikalių savybių, dėl kurių jos yra naudingos įvairiems tikslams. Pavyzdžiui, jos yra apverčiamos, o tai reiškia, kad galite procesą atlikti atvirkščiai ir rasti pradinę įvestį iš išvesties. Tai neįmanoma su funkcijomis, kurios nėra vienas su vienu. Trumpai tariant, vienas su vienu funkcija yra ypatingas funkcijos tipas, kai kiekviena unikali įvestis sukuria unikalią išvestį. Tai reiškia, kad dvi skirtingos įvestys negali vesti prie to paties rezultato. Šios savokos supratimas yra esminis matematikoje ir padeda spręsti įvairias problemas bei suprasti sudėtingesnės funkcijas. Taigi kitą kartą susidūrę su funkcija, pabandykite išsiaiškinti, ar tai yra vienas su vienu funkcija. Atkreipkite dėmesį į šį unikalų ryšį tarp įvesties ir išvesties. Tai ne tik padės jums geriau suprasti funkciją, bet ir pagerins jūsų bendruosius matematikos įgūdžius. Vienas su vienu funkcijos yra visur mūsų kasdienėme gyvenime. Pagalvokite apie savo asmens kodą. Kiekvienas asmuo turi unikalų numerį. Tai yra vienas su vienu sąsaja. Kitas pavyzdys yra jūsų pasas. Kiekvienas pasas turi unikalų numerį ir kiekvienas numeris yra susietas tik su vienu asmeniu. Vėlgi tai yra vienas su vienu funkcijos veikimas. Šie realaus pasaulio pavyzdžiai rodo, kaip vienas su vienu funkcijos padeda mums tvarkyti ir identifikuoti dalykus. Yra paprastas būdas vizualiai patikrinti, ar funkcija yra vienas su vienu, tiesiog pažvelgus į jos grafiką. Jis vadinamas horizontalios linijos testu. Įsivaizduokite, kad brėžiate horizontalias linijas per savo funkcijos grafiką. Jei kuri nors iš šių linijų kerta grafiką daugiau nei viename taške, funkcija nėra vienas su vienu. Tai reiškia, kad du skirtingi argumentai duoda tą pačią reikšmę. Jei kiekviena horizontali linija kerta grafiką tik kiekvieną kartą, sveikiname. Turite vienas su vienu funkciją. 5 skyrius. Algebrinis vienas su vienu funkcijų testas. Šiame skyriuje nagrinėsime algebrinius metodus, kaip nustatyti, ar funkcija yra vienas su vienu. Tai yra esminė matematikos savoka, ypač tokiose srityse kaip skaičiavimas ir tiesinė algebra. Taip pat galime algebriškai patikrinti, ar funkcija yra vienas su vienu. Šis metodas apima šiek tiek logikos ir algebrinių manipulacijų, tačiau tai yra galingas įrankis funkcijų elgsenai suprasti. Tarkime, kad turite funkciją fx. Ši funkcija gali būti bet kas, nuo paprastos tiesinės funkcijos iki sudėtingesnio daugianario ar net trigonometrinės funkcijos. Tarkime, kad f at a yra lygus f of b, o tai reiškia, kad dvi įvestys a ir b sukuria tą pačią išvestį. Tai yra mūsų testo atspirties taškas. Jei dvi skirtingos įvestys duoda tą pačią išvestį, turime tai ištirti atidžiau. Dabar pabandykite išspręsti šią lygtį. Tai reiškia, kad reikia izoliuoti kintamuosius ir kuo labiau supaprastinti lygtį. Tikslas yra pamatyti, ar galime įrodyti, kad a turi būti lygus b. Jei galite jo išspręsti tik tada, kai a yra lygus b, tai funkcija yra vienas su vienu. Tai reiškia, kad kiekviena įvestis sukuria unikalią išvestį, o dvi skirtingos įvestys niekada nesukurs tos pačios išvesties. Tai patvirtina, kad ta pati išvestis gaunama tik iš tos pačios įvesties. Kitaip tariant, funkcija išlaiko vienas su vienu testą. Jei radote sprendimų, kur a ir b skiriasi, funkcija nėra vienas su vienu. Tai reiškia, kad yra bent dvi skirtingos įvestys, kurios sukuria tą pačią išvestį, o tai neišlaiko vienas su vienu testo. Kitas būdas vizualizuoti šią koncepciją yra naudoti grafiką. Jei funkcija yra vienas su vienu, jos grafikas išlaikys horizontalios linijos testą. Tai reiškia, kad ne viena horizontali linija nekirs grafiko daugiau nei viename taške. Horizontalios linijos testas yra greita vizuali patikra, tačiau mūsų aptartas algebrinis metodas yra griežtesnis ir gali būti taikomas platesniam funkcijų spektrui. Praktika daro tobulą, kad suprastumėte šią koncepciją. Išbandykite skirtingus pavyzdžius ir pratimus, kad gerai suprastumėte, kaip algebriškai patikrinti funkcijas, ar jos yra vienas su vienu. Atminkite, kad supratimas, ar funkcija yra vienas su vienu, yra esminis daugelį matematikos sričių. Tai padeda spręsti lygtis, suprasti funkcijų elgseną ir netgi pritaikyti realiame pasaulyje, pavyzdžiui, kriptografijoje ir duomenų analizėje. Taigi toliau praktikuokitės ir tyrinėkite skirtingas funkcijas. Kuo daugiau dirbsite su šiomis savokomis, tuo intuityvesnės jos taps. Sėkmės mokantis.
Šeštas skyrius. Kodėl vienas su vienu funkcijos yra svarbios? Vienas su vienu funkcijos yra svarbios, nes jos turi ypatingą ryšį su tuo, kas vadinama atvirkštinė funkcija. Atvirkštinė funkcija yra tarsi mūsų funkcijos mašinos važiavimas atgal. Ji paima išvesti ir pasako, kokia buvo pradinė įvestis. Tik vienas su vienu funkcijos turi atvirkštinės funkcijas, kurios taip pat yra funkcijos. Taip yra todėl, kad vienas su vienu funkcijoje kiekviena reikšmė atitinka tik vieną unikalią įvestį. Septintas skyrius. Atvirkštinė funkcija – ypatingas ryšys. Įsivaizduokite, kad į funkciją, kuri padvigubina skaičių, įvedate skaičių 3. Gaunate 6 kaip išvesti. Dabar, naudodami atvirkštinę funkciją, įvedate 6 ir ji jums pasako, kad pradinė įvestis buvo 3. Šis atvirkštinės funkcijos gebėjimas atšaukti pradinės funkcijos poveikį yra nepaprastai naudingas daugelyje matematikos sričių. Aštuntas skyrius. Vienas su vienu funkcijų taikymas. Vienas su vienu funkcijos ir jų atvirkštinės funkcijos yra visur aplink mus. Kriptografijoje vienas su vienu funkcijos padeda kurti saugius kodus. Informatikoje jos yra labai svarbios duomenų glaudinimui ir efektyviam duomenų paieškai. Net ekonomikoje vienas su vienu funkcijos efektyviai modeliuoja tokius dalykus kaip pasiūlą ir paklausą. Šių funkcijų supratimas atveria gilesnį supratimą apie tai, kaip veikia mus supantis pasaulis. Devintas skyrius. Dažnos klaidos susijusios su vienas su vienu funkcijomis. Dažna klaida yra pamiršti patikrinti visą funkcijos apibrėžimo sritį. Tai, kad funkcija atrodo vienas su vienu mažoje srityje, dar nereiškia, kad ji yra vienas su vienu visoms įmanomoms įvestims. Kita klaida yra supainioti vienas su vienu funkciją su funkcija, kuri tiesiog turi unikalią išvesti konkrečiai įvesčiai. Atminkite, kad norint būti vienas su vienu funkcija, kiekviena įvestis turi turėti unikalią reikšmę. 10 skyrius. Apibendrinimas. Vienas su vienu funkcijos trumpai. Tai viskas. Vienas su vienu funkcijos yra ypatingos funkcijos, kurios kiekviena įvesčiai sukūrė unikalią išvesti.